Sveiki, sveiki. Labą dieną visiems. Kadangi žiūrėsiu truputėlį kampu, kaip jau minėjau praeitą kartą, nes transliacija vyksta iš karto ir per telefoną, ir per kompiuterį, tai mano žvilgsnis gali būti šiek tiek į šoną, tai tikiuosi jūsų supratimo. Na ir šiandien vėlgi noriu pakalbėti tema, kodėl skauda nugarą, nes labai, kaip minėjau ir praėjusiame mano laive, kad susilaukė labai daug peržiūrų mano rilsas, kuris, jeigu nežiūrėjote, galite pasižiūrėti dėl nugaros skausmų, tai būtent noriu paliesti šią temą. Ir kodėl ją mums skauda ir kaip savo padėti, tai pradėsime nuo to, kad nugaros skausmas yra viena iš didžiausių priežasčių, kodėl žmonės atsisako savo kasdieninės veiklos. Ir ji gali atsirasti dėl begalės priežasčių, tai aišku ir netinkama laikysena, susikuprinimas, kai mes sėdim, stengtis reikėtų laikyti nugarą tiesiai, ypatingai kai telefonuose sėdime, irgi užlenkėme tą galvą ir susikupriname vėlgi. Ir ta problema iš tikrųjų dabar labai aktuali ir mūsų vaikams, nes vaikai labai ir kai rašo labai susilenkia, grinai jau prie tušinuko ar ten rašiklio ir telefonuose labai daug laiko kompiuteriuose praleidžia, irgi būtent tas vat judesys irgi veikia mūsų nugarą ir reikėtų stengtis išlaikyti ją tiesiai. Tai vėlgi pasistengti, toks atrodo mažas dalykas, bet su laiku jis tikrai mum nepriduoda ar ne gerų dalykų. Taipogi antsvoris, kuris irgi spaudžia mūsų stuburą ir jis keičia mūsų laikyseną. Tai didelis antsvoris iš tikrųjų tai irgi labai didelė problema, tai reikėtų stengtis jį palaikyti, išlaikyti bent jau vienodame, kaip pasakyt, kilogramų ar ne skaičių, ar kaip. Ir irgi tuo labai svarbu pasirūpinti, nes antsvoris ir apsunkina ir mūsų kelius, ir sausgysles, ir, žodžiu, visa apkrova. Tai tas pats, kaip užsidėti ant pečių bulvių maišą ir jį nešioti kasdien su savimi. Vėlgi tie kilogramai yra pas kiekvieną žmogų, aišku, skirtingi, pas kažką daugiau, pas kažką mažiau ir tame tikrai nėra nieko blogo, jeigu tikrai taip atsitiko gyvenime, kad, nu, tiesiog, vat taip, tie kilogramai susikaupė, bet tikrai galima sau padėti. Tai vėlgi neapleisti to ir nenumoti ranka, nes tai su laiku irgi perauga į didesnes problemas. Tai taip pat yra kaip silpni nugaros raumenys, stresas, kūnas reaguoja į emocijas, įtampą ir netinkamas judėjimas arba jokio visiškai judėjimo, ypatingai dabar vėl paminėsiu kaip mūsų ir vaikai. Aš kaip pasižiūriu, mūsų nauja karta tai tiesiog namuose daugiausiai praleidžia laiko prie kompiuterių, telefono, internetas, žaidimai internetiniai ir jau to judesio jau išvis liko mažai. Ir kas toliau laukia mūsų vaikų, tai iš tikrųjų tą temą šiandien, aišku, nesigilinsime, bet jau pradedant nuo jaunų kartų, matom, kur visa tai eina ir vėlgi reikėtų kažkaip juos įtraukti, kad leisti laiką kažkaip aktyviai, nes aš prisimenu tuos laikus, kaip mes, kai vaikai būdavom, tai man giliausiai įstrigo atmintyje, tai kai mes nuo kalniukų važinėdavom su rogutėmis, mes važinėdavome taip pat ir riedučiais, tai buvo mano pats mėgstamiausias užsiėmimas, taip pat tokie kaip pačiūžos taip pat prisimenu, tai vat mano tokie įstrigę didžiausi prisiminimai. Tai buvo begalės daug įspūdžių, aišku, tame buvo ir su šeimos nariais nepasidalinimų, ar ne, nes buvo tik vienos pačiūžos, bet tame ir buvo taip smagu ir linksma, grįždavom tikrai sušlapę, permerkę nuo to sniego žiemos metu, taipogi tai ir didžiausi vaikščiojimai. Ir tuo metu tikrai, kur jau ten tas antsvoris būtų buvęs, jeigu tu ištisai didžiąją dalį praleisdavai namuose. Tai ačiū, kas prisijungėte ir žiūrite, pasilabinkit, bus malonu jums pasiųsti didelį linkėjimą, nesvarbu, kur jūs bebūtumėte. Tai grįžtant prie mūsų temos, taip pat, kaip minėjau, tas judėjimas arba nulis judėjimo, arba tik grįžimas darbas namai, vėlgi
stengtis tada irgi, kad daugiau kažkaip ar nueiti, ar pareiti iš darbo, ar tiesiog dar kažkur kažką, atrasti dalykų, kur galėtumėt ekstra pasivaikščioti ar ne, bent jau taip suvaikščioti dėl sveikatos tuos, minimalius žingsnius ar ne, arba tą veiklą tokią atlikti namuose, kažkokie pasitempimai atrodytų visai nereikšmingi, bet vis tiek patikėkit manimi, jie tikrai labai daug priduoda, su laiku jūs tikrai tą pastebėsite ir savijautoje, ir nuotaikoje, ir energijoje ir visa kita. Tai taipogi nepatogios kėdės ir netinkama padėtis miegant. Tai vėlgi tas sėdėjimas, nugaros laikymas nugaros tiesia ar ne, irgi mums formuoja, sakykime, irgi va tą vat nugarą ar ne, kur irgi gali būti problemos. Tai kaipgi sau padėti, nes jeigu vat tokie dalykai yra ar ne, ir tai gali tik iš tikrųjų ir spausti nervus, ir tirpimai prasidėti, ir sunku kvėpuoti, ir nuolat mausti ištisai, nes išgirdau ir šiandieną pas savo draugę, sako, negaliu sėdėti, ant tiek maudžia nugarą, tai sakau, padarysiu naudingą jums tokį laivą šiandienai. Ir tikrai vat nebūtina tenais savęs kankinti ar ne ir galvoti, kad tik eidama į sporto klubą aš galiu sau padėti. Tai irgi galima ir mažais, trumpais, lengvais judesiais labai sau puikiai padėti. Tau nebūtina būti kažkokia tai sporto fane ar ten eiti kilnoti didelius svorius sporto salėje, nes tik tokiu būdu aš galiu sau padėti. Tai tikrai ne. Galbūt sugriausiu kažkieno mitus, bet iš tikrųjų mum to ir ne visiem reikia, nes kiekvieno žmogaus tikslas, siekiai vėlgi yra skirtingi ir jeigu jūs tikrai nemėgstate sportuoti, tai su tuo yra viskas gerai, galima tikrai atrasti savo mielas, paprastas veiklas, kurios jums tikrai labai padės. Ir ne vien tik nugarai, visam organizmui ir visam kūnui. Ir jeigu nieko nedarysim, tai kaip sakiau, tai vėlgi blogės ir miegas, normaliai negalėsim sportuoti, judėti ar ne, mažės ta energija, prasidės ir nuovargis, ir depresija, apatija, nieko visai nenorėsime. Ir iš tikrųjų, bet kaip minėjau, galima sau tikrai padėti. O kaip padėti, tai pradėti nuo paprasto judesio ir nebūtina šokinėti, kankintis, kaip minėjau, sporto salėje, kad ten tik tais kardio man padės, tokie įsitikinimai, kad man čia reikia gerai išprakaituoti, nes tik prakaituojant, tokiu būdu čia riebalai tirpsta. Tai tikrai, kuo daugiau jūs ten to kardio darysite, tikrai riebalai neištirps. Tai aišku, jūs išprakaituoja vandenį, toksinus, bet riebalai tai paprastai, žinokit, tikrai netirpsta. Aišku, tai yra gerai, tai treniruojama širdis ir visa kita, bet riebalam ištirpt reikia šiek tiek ilgiau laiko. Tai judesys, kad ir paprastas ir neužtrunkantis daug laiko, kuris tikrai stiprins ir jūsų laikyseną ir taip pat padeda gilus kvėpavimas, galima daryti tempimo pratimus, ar galbūt kažkas mėgsta jogą, pilatesą, tai irgi puikiai padeda. Ypač svarbu žmonėms turintiems tai antsvorį, nes jie pernelyg negali ir nepajėgia ar ne daug šokinėti, ten šuoliukai, ten kardio daryti. Tai visų pirma, rekomenduočiau pradėti tikrai nuo paprastų, lengvų pratimukų ir kai jau svoris po truputėlį ims kristi ir tuo pačiu vat, žmogus pripras prie to vat judesio ir jam pačiam bus miela su meile ir malonumu tai darys ir nemes ir toliau tada galima bus pajungti jau šiek tiek pratimukus, kurie kaip tik padės dar labiau ir žmogui tikrai bus lengva ir įsivažiuoti ir numesti, jeigu tikrai yra daug kilogramų tą svorį. Ir ką dar norėjau paminėti, tuoj aš čia tik tais užmetu akį, nes kad nepamesčiau minties, pasidariau savo skaidrės. Tai apie tą judesį, tai vat būtent, kai stiprūs raumenys, ypač
pilvo ir nugaros, tada vat, padeda mum išlaikyti taisyklę laikyseną, sumažina stuburo apkrovą, nes vis dėlto, jeigu skauda nugarą, tai yra ženklas, kad, silpni nugaros raumenys ir reikėtų juos, sustiprinti, kad ir paprasčiausiais, mažiausiais, pratimukais, nes, nugarą skauda pagrinde aš irgi turėjau iš tikrųjų tokią problemą, tai man buvo jaunystėje, čia kažkur tais 20 metų atgal, taip skamba. Labai tokia vyresnė pasirodau, kai 20 metų pasakai, kam atgal. Tai man irgi buvo tokia problema, kad iškrypo nugara, nes tuo metu tikrai apsinuodijau braškėmis ir tikrai ilgai gulėjau susirietusi. Tokiu, kaip minėjau, ir vaikai labai susirietę, va taip telefonuose būna. Tai vėlgi tas susirietimas man, aš mėnesį gal laiko tai buvo, man tiesiog padėdavo ir lengviau neskaudėdavo, tas skausmas toks nebuvo rėžiantis, bet tuo pačiu viena problema peraugo į kitą problemą, kur jau man, nugaroje toks iškrypo nugara ir tada su verksmais, su kančiom man reikėjo ją ištiesinti ar ne, nes turėjau sugrįžti atgal. Tai ką aš dariau, tai taip mažais paprastais pratimukais ir atsiguldavau ant grindų tiesių ir tiesiog darydavau paprasčiausius pratimukus, kurie man padėjo. Aš aišku, ten kankinausi, verkiau buvo, bet buvo paprasti, man buvo lengva, aš tai vis tiek dariau su meile ir nereikėdavo man ten kažkokių, va dabar čia kažkur eisiu, ten sunkius pratimus darysiu, ne, man tikrai kažkaip tais paprastai, lengvai ir man tai puikiausiai padėjo. Todėl aš ir dalinuosi šitą savo istoriją, savo praeitų keliu ir tikiuosi, galbūt ir jum kažkas panašaus tokio buvo, tai tikrai parašykite, bus tikrai įdomu sužinoti ir padėti vieni kitam, kad ne vieni jūs tokie esate. Tai vat būtent todėl aš sugalvojau, kad padarysiu 2 savaičių, tokį čelandžą, kuriame aš ir, pasidalinsiu su jumis tokiais, paprastais nuo 10 iki 15 minučių pratimukais, lengvais, paprastais, nereikės labai didelių pastangų, be jokio ten streso, be, sunkių, varginančių treniruočių ir prakaituojančių, daug laiko užimančių, tinka ir net užimtiems žmonėms, tiem, kurie laiko daug neturi. Tai tikrai puikus būdas ir sustiprinti nugarą, ir ne vien tik nugarą, ir visą kūną. Ir pati pradžia, kai žmogui tikrai galbūt ten net nesportavęs visiškai, galbūt nemėgsta, sportas iš viso nėra nei malonumas ir galbūt net nepradėjęs, bet norėtų pradėti sportuoti, tai irgi puikiai tiks pati pradžia ir paskui jau pajungti jau tokias treniruotes, pratimukus, bus jums tuo pačiu lengva ir pradėti ir įsivažiuoti į visą tą sportą. Tai manau, tai yra puikus dalykas ir tuo pačiu pasidalinsiu šitame vat čelandže mitybos planu su jau galutiniais ir pasikeis ir jūsų pamatysite ir jūsų nuotaika, ir jūsų pojūčiai, ir jūs jausite daugiau energijos, įtilpsite į savo maudymosi kostiumėlį, jūs nesislėpsite po kažkokiais dideliais rūbais, kad tik kažkas nepamatytų to ekstra ar ten šiek tiek riebaliuko, kur tikrai nu, gėdijatės ar ten slepiatės, tai tikrai to nereikės, tai padailinti kūno formas ir išsivalyti tą organizmą, ar ne, nes lengvi pratimukai tokie sujudinsime tuo pačiu savo limfą, ar ne, nes kai užsistovėjusi mūsų limfinė sistema, ar ne, tai tada visi šlakai toksinai kaupiasi mūsų organizme ir mes tada ir mūsų organizmas toksai apsunkęs, pavargęs, visi šlakai ar ne susikaupę, todėl reikėtų irgi ir daugiau vandens gerti, ką mes ir darysime, tuo pačiu mes ir išvalome savo organizmą, išplauname ir mes geriau jaučiamės, o su švaria mityba mes padedame sau. Ir tuo pačiu pajungti lengvi pratimukai keis mūsų ir būseną, ir savijautą, ir tuo pačiu, aišku, tie kilogramai lengvai, paprastai tiesiog nukris. Tai mielai kviečiu, kas norite prisijungti, jau mūsų čelandžas startuoja gegužės 17 dieną, tai iki penktadienio, šeštadienio, tai galite tikrai
jungtis. Jeigu tik norite, tai rašykite asmeninę žinutę arba man asmeniškai žodį noriu ir aš su jumis susisieksiu ir pridėsiu jus į mūsų grupę. Merginos jau jungiasi, labai džiaugiuosi. Tai kuo mūsų daugiau, tuo linksmiau, tuo vieną kitą palaikysime ir tikrai bus labai fainai, pamatysite, nes iš tikrųjų bendruomenėje žymiai yra lengviau mesti svorį negu vienam ir aš pati tuo įsitikinau ir ne vieną kartą esu buvusi, nes vis tiek vienam tu ir palūžti lengviau ir pagalvojau, ai, tai čia neišeina man, tai numoji ranka ir viskas tuo pasibaigia. Tai kad taip nenutiktų, aš mielai kviečiu jungtis, bus tikrai smagu ir galėsite užduoti visus jum rūpimus klausimus, jūs tikrai nebūsite vieni, jūs būsite su bendruomenė, visada gausite palaikymą, patarimus ir visa kita. Tai jeigu norite paklausti dar kažkokių tai klausimų, tai mielai galite dabar man parašyti, aš atsakysiu, pasižiūrėsiu, nes tikrai nežiūrėjau kol kas, nes norėjau jums pasipasakoti ar ne iš pradžių. Ir aš dar užmesiu akį, galbūt dar kažką pamiršau pasakyti ar paminėti. Tai sekundėlę. Tai jeigu klausimėlių nebus, tai aš tada ir pabaigsiu savo laivą. Tikiuosi, rasite sau ir naudingos informacijos ir jeigu ką, visada galite man rašyti. Tai gražios jums likusios dienos ir iki pasimatymo tada. Iki.